Labas vakaras, LNK žiniuose svarbiausios antradienio naujienos. Aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Pirmiausia, laidos santrauka. Kariuomenės vado Valdemaro Rupšio nervai neišlaikė. Žurnalistui paklausus, kodėl už gaunamus butpinigius butą nuomojasi iš sūnaus. Tai jisai kvailas ar taip tik atrodo? Blogiau dar būtų, jeigu fizinė jėga būtų panaudota. Ar dėl to kariuomenės vadas gali būti išvarytas? Chamo iš tokio generolo neišvarysim. Streikuojančios mokytojų profsąjungos lyderis protesto žygio kol kas nestabdo. Ministerija teisinasi neturinti milijardų. Profsąjunga atkerta, pinigų atsirastų, jeigu būtų noro. O vaikai sėdi namie, socialiai remtini be nemokamo maitinimo. Visą laiką pasąmonėje ir sąmonėje vis tiek kirba tokie klausimai, kad darbai nepadaryti, žinios yra neperduotos. Apkaltos komisija neranda Remigijaus Žemaitaičio kaltinamo antisemitinių eilėraščių deklamavimu, nors į komisijos posėdį jį kvietė net 4 būdais. Jis tikrai žais paskui šitą žaidimą, kad jisai nebuvo informuotas. Santaros medikai skelbia bauginamą statistiką. Krūties vėžio diagnozę išgirsta kas 13 moteris, tad ragina aktyviau tikrintis, kviečia į naują modernų skyrių ir ne tik moteris. Ganėtinai retai pasitaiko, vyrai taip pat turi riziką sirgti krūties vėžiu ir visuomeniai nėra apie tai labai stipriai kalbama. Mirtino šaudynės Tailando sostinėje Bankoke. Prekybos centre nušauti 2, sužeisti 5 žmonės. Šaulys pasidavė, jam 14. O Kauno Žalgiris netrukus startuos Eurolygoje. Kokie šansai šiemet? Žalgiris būtų pajėgus ir be Igno Brazdeikio ir be pakaitalo jam patekti į pirmąjį 10. Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys už valstybės pinigus vadinamosius butpinigius Vilniuje nuomojosi butą iš savo sūnaus, skelbia 15 min. Šią informaciją kariuomenės vadas pateikė privačių interesų deklaracijoje, kuri jo kaip kariškio nėra vieša. Tačiau deklaracijoje nieko nepažymėta apie jo ryšius su verslininku, sūnaus uošviu, iš kurio namą sūnus galimai ir gavo. Bet viešųjų ryšių specialistus labiausiai pašiurpino, kaip Rupšys bendrauja su žurnalistais. Vytautas Dumbliauskas domėjosi, ar kariuomenės vadas išsaugos postą. Interviu su žurnalistu kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui akivaizdžiai nepatiko. O jūs tame bute tikrai